Mielos sekėjos, mieli svečiai, sveikinuosi savo kanale Mystic Mama ir šiandien mūsų laukia dėlionė, kas laukia manęs sausio mėnesį. Jau visai netrukus naujas mėnuo, kuris atneš naujas energijas, kurias ir pasižiūrėkime. Taigi pasižiūrėsime įvairiuose srityse, kas jūsų laukia. O aš noriu padėkoti už tai, kad prenumeruojate, rašote komentarus, patiktukus. Labai jums ačiū už tai. Tai padeda augti šiam kanalui. Jums nieko nekainuoja, o man reiškia labai daug. Taigi sausio mėnesio pagrindinės energijos, artima aplinka, taip. Asmeninis gyvenimas, finansai ir darbai. Taip. Išdėliosiu kiekvieną sritį ir pakomentuosiu. Taip. Jeigu nematysite kortų, iš karto nesijaudinkite, paskiau pridėsiu. Taip, kame pasiseks, pasižiūrėsime, kur reikia būti atsargiems. Taip, kas laukia per pirmas 2 savaitės sausio. Ir per kitas 2 savaitės. Taip, ir dar noriu prie viso šito paprašyti, tokių patarimų, ką jums, koks galėtų būti jums patarimas susijęs su jūsų asmeniniu gyvenimu, su jūsų finansais ir darbais. Artima aplinka. Labai gerai. Puiku. Taigi pradėsiu nuo sausio mėnesio pagrindinių energijų, kurios laukia jūsų. Iš tikrųjų iškrito tokia korta, kuri simbolizuoja labai kažkokius netikėtus įvykius, nelauktus įvykius. Kažkam tai bus, rezultato pagaliau pamatymas. Jeigu jūs jau ilgą laiką dirbote ties kažkokiu tai projektu, kūrėte, remontavotės, tai pagaliau jau sausį pasimatys tie jūsų saldūs vaisiai, jūsų tos veiklos vaisiai. Kažkam tai gali būti tokios aštrios situacijos, kurias reikės bandyti apeiti, galbūt kažkokie nemalonūs pokalbiai, situacijos, kai reikės pasižiūrėti į tam tikrus dalykus iš kitos pusės, netradiciškai, kitų kampų. Labai atsargiai, jeigu būtų slidu, tokios nepalankios oro sąlygos, nes šita korta irgi gali simbolizuoti kažkokį tai lūžį, kažkokį tai tokį netikėtą dalyką, tai čia labai atsargiai. Primenu, kad dėlionė yra bendroji, todėl nuskaitom ir pasakom visus įmanomus variantus. Jūs jau turite, mielos mano sekėjos, pajungti savo intuiciją ir pritaikyti tai, ką aš sakau, būtent savo. O jeigu norite sužinoti, kas laukia būtent jūsų, tai kviečiu jau ir į individualų skaitymą. Visi kontaktai yra šio kanalo aprašyme. Taigi asmeninis gyvenimas atrodo bus labai intensyvus, toks
tikrai emocijų banga, aistra, susitikimai, nežinau, galimai tai jūsų yra dabartinis, vyras, dabartinis partneris, ir ten galima sakyti jausmų tokia banga, atnaujinimas, tikrai toks jausmų atsinaujinimas. Iš kitos pusės, jeigu jūs, šiuo metu neturite, to partnerio, tai tikrai kažką sutiksite ir tai bus, tokie aistringi santykiai. Vėlgi, čia labai tokios iškrito emocionalios kortos, labai tokios energingos kortos, todėl tikrai gali būti ir labai daug emocionalių, dar priderinus su mūsų energija, labai daug emocijų, labai gali būti toks, aistringi konfliktai, sakyčiau taip, ispaniški santykiai, kur mes daužom lėkštes, kur mes aiškinamės, tai yra labai aistringa, kur mes pasibaram ir susitaikom, per seksą ir vėl lygtais viskas gerai. Tai čia gali būti tokios aistros, tokios Santa Barbaros jūsų asmeninėme gyvenime. Tai čia tikrai sausis nebus šaltas jausmų klausime. Čia kaip korto patarimas, taip, plaukite, eikite pagal tą tėkmę, judėkite pirmyn, tik labai laivas, jeigu jis neturi krypties, kur aš plaukiu, tai gali visur jį mėtyti ir vėtyti. Tai čia santykius reikia nustatyti, patarimas nustatyti tą kryptį, kur mes einame, link ko mes einame kartu, kokį uostą mes norime pasiekti ir tada žymiai lengviau tai padaryti, kai turi tikslą. Gerai, kas liečia finansus, čia irgi įdomios kortos, kurios kalba apie visai neblogus pokyčius, gali vykti pokyčiai finansuose, galite, pavyzdžiui, oficialiai gali jums pakelti atlyginimą, galite gauti kažkokį tai pavedimą iš užsienio taip pat gali būti. Galbūt kažkam čia bus aktualus klausimas ir transporto tematika, kažkas galbūt parduos, kažkas pirks tą transportą, ir tie pinigai bus skirti tam, toks bus oficialus pinigų pervedimas. Bet iš esmės tai yra judėjimo, tai yra tikrai tų finansų buvimo kortos, kas yra labai smagu, ypač sausį, po visų švenčių, ir netgi korto patarimas, yra lelijos, kalba apie tai, kad tikrai apie tą buvimą, nes lelijos tai yra labai toks aukšta korta, pozicijos korta, tokių aukštų specialistų korta, galbūt kreipsitės dėl tam tikrų finansinio patarimų pas specialistus, gali būti taip, kažkam tai šis pinigų nepakilimas reiškia, kad ir pakils jo pozicija darbe, pakilsite pareigose. Ir čia, aišku, svarbiausia korta irgi ir tokį dvasingumą turi, vieną iš prasmių, todėl, stengtis, nepaisant to, kad pinigų bus, vis dėlto galvoti, kaip juos panaudoti geram tikslui, O darbeliai, pasižiūrėkime iš šias kortas, kurios iškrito. Taip. Darbų iš tikrųjų bus daug ir vėlgi čia laukia kažkokios tai, žinutės, pranešimai apie tam tikrus pokyčius. Tai gali būti taip, kad pagal šią situaciją, kad netikėtai nuspręsti arba jums netikėtai ateis pasiūlymas naujo darbo, pasiūlymas pakeisti tą poziciją, su tuo susiję ir pokyčiai ir finansuose, ir tai yra netikėtumo faktorius. Galbūt kažkam darbas tai bus su iššūkiais, ypač, sakykime, mėnesio pradžioj, ir paskiau tam tikra atėjus informacija arba komunikacija, ji viską pakeis, jūs tampate su tą informacija protingesnė, išmintingesnė ir žinote jau kaip darbuotis. Bet, kaip minėjau, daugeliui šios kortos kalba apie tai, kad galimai gali kažkas pasikeisti jūsų darbe
ir tai sąlygos pokyčius. Na, o korto patarimas būtent ir kalba apie tai, kad paleiskite, nelaikykite už senų kažkokių tai papročių ir tradicijų, o eikite į tą naują, tikrai drąsiai, jeigu jums siūlo kažką tai naujo, jeigu svajojate apie naują darbą ir gauti tą pasiūlymą, tikrai drąsiai uždarykite duris į senąjį tą laikotarpį ir eikite į naują, apie transformacijos kalbą ir patarė transformuotis, šios kortos. Nesipriešinkite transformacijoms, nesipriešinkite pokyčiams. Pasižiūrėkime kortas, ką kalba apie jūsų artimą aplinką. Na, čia iškrito labai gražios kortos, tikrai artima aplinka, tai ir bus ir jūsų artimieji, jūsų namai, ryšys, ir čia galima sakyti, viskas eis ta sena įprasta jums vaga. Kažkam tai galimybė pasimatyti, galbūt jeigu gyvenate atskirai ir galbūt kažkur tai toliau pasimatyti su mama, atkreipti dėmesį, galbūt čia irgi kortos prašo ir savo sveikatą, ir savo artimųjų, būtent moterų sveikatą arba moterišką sveikatą, tai gali būti viskas, kas susijęs su hormonais, tiesiog su vidinė tokia ramybė. Gali būti truputėlį tie visi dalykai, emocionalūs. Tai ir korto patarimas kalba apie tai, kad reikėtų viską žiūrėti paprasčiau ir atrasti tą laimę paprastuose dalykuose. Atsikėliau, valio, jau tuo džiaugiuosi, esu dėkinga, kad galiu išgerti kavos puodelį iš ryto, kad galiu kvėpuoti, galiu matyti, kad turiu stogą virš galvos. Už visą tai tiesiog džiaugtis paprastais dalykais. Čia kaip patarimas. Taip. Šiame sausio mėnesį, kur bus sėkmė? Sėkmė bus, žinot, tas kolektyvas, kur jūs esate, tie žmonės, su kuriais jūs susitinkate, ir tai bus esminiai žmonės, tai bus raktiniai tokie žmonės, susitikimai, išėjimai, galbūt visuomenė. Jeigu galvojate, ar čia eiti, neeiti man į tą kažkokį tai vakarienę, ar nežinau, balių, ar susirinkimą, tikrai eiti, išeiti iš namų. Ir tie žmonės, kurie sups jūs, tame jūs atrasite ir sprendimus galbūt, išgirsite nuomonės. Tai tikrai neužsirakinkite namuose, bet eikite į viešumą ir per tai, per bendravimą, per buvimą kolektyve jums pasiseks. Kur reikia būti atsargiams, atsargius reikia priimti sprendimus sausio mėnesį, neskubėti, galbūt pasitikėti, čia reikėtų ne tik savimi, bet dar ir paprašyti kitų trečių asmenų patarimo, pagalbos, kreiptis į specialistus, nes sprendimai gali būti labai esminiai šį mėnesį jūsų ir gali būti, kad bus sunku, pavyzdžiui, apsispręsti ir taip gerai, ir anaip gerai, ir čia aišku, tas apsisprendimo momentas bus sudėtingas, todėl turite taip labai blaiviai pagalvoti, galimai paprašyti, kaip minėjau, trečių asmenų pagalbos ir išmokti labai stipriai, padidinti savo vidinio radijo garsą, kaip aš sakau, ką sako mano vidus, ką iš tikrųjų aš jaučiu ir ką iš tikrųjų aš noriu. Taip, sausio pirmasis, pirmosios kažkur tai 2 savaitės, kažkam bus tikrai, galima sakyti, visų svajonių išsipildymas. Per pirmasis sausio 2 savaitės jūs galite gauti tokį kūrybiškumo bangą, gali užlieti, galite sutikti tinkamą žmogų, galite gauti pasiūlymą, atrasti tą darbą, kurį visada norėjote. Sėkmės santykiuose gali lydėti jūsų, tiesiog toks ir romantiniai kažkokie tai santykiai, jeigu kažkam tai aktualu, tikrai gali būti, jeigu tai aktualu, sakykime, darbo paieškos ir gavimas irgi labai labai aktualu ir tai jau reiškia tikrai tokio sandorio sudarimas, oficialaus pasiūlymo jums
ane, toks išsiuntimas. Tai čia labai nuostabus metas. Kažkam tai bus toks, žinot, susitikimas su žmogumi, pavyzdžiui, jeigu jūs susirašinėjote labai ilgą laiką, nesimatėtės ilgą laiką, tai vat pagaliau tas susitikimas įvyksta, ne? Toks džiaugsmingas šansas, tikrai galimybė atsiranda. Labai gražus, labai toks sėkmingas laikotarpis. Na, o sausio antroji pusė, ne, ji labiau apie tokius resursus, apie finansinius dalykus, apie gebėjimą parodyti savo lyderystę, toks aktyvumą, gebėjimas sužinoti informaciją, kuri susijusi ir su finansais, ne, galbūt kažkam šitam laikotarpyje bus aktualus ir labai svarbus, ne, vyriškas asmuo, tai gali būti ar jūsų vyras, ar jūsų brolis, suaugęs, pavyzdžiui, sūnus arba viršininkas, nuo kurio priklausys, ne, jūsų resursai. Vat, tam tikra informacija, ne, kuri gali atverti tuos resursus. Tai irgi labai įdomus laikotarpis. Na, akivaizdu, kad jau po naujųjų metų iš karto imsitės tokios veiklos, bus labai šiaip aktyvus mėnuo, ne, ir su permainom, ir su kažkokiom tai aistrom, ne, ir su tinkamais, ir su visais tais sprendimais, kuriuos reikia priimti. Labai aktyvus, nemiegosite, labai ilgai neatsistatinėsite po visų švenčių ir tikrai imsitės ir kipsitės iš karto į tokį labai aktyvų gyvenimą. Tai buvo prognozė sausio mėnesiui. Dar kartą dėkoju, kad buvote su manimi iki galo. Dėkoju, kad prenumeruojatės ir pasimatysime kitose video. Ate.